Aš daug juokiausi, nes jis man yra artimas dėl to, kad aš ir pati gyvenu su žmogumi, kuris yra iš visai kitos kultūros, kitos šalies ir gal visai kiti faktoriai kažkaip jį formavo negu kad mane. Ir dėl to būna tų tokių namuose kultūrinių skirtumų ir kartais jie sukuria kažkokias spragas tarp dviejų žmonių, man atrodo, kaip ir šio filmo herojams. Bet tas spragas, man atrodo, turėtų užpildyti geras toks humoro jausmas ir meilė. Bet ne visiems, aišku, pavyksta. Kitiems tie kultūriniai skirtumai kaip ir iškasa duobę tarp. O man yra įdomu, kai yra skirtingi žmonės, jeigu būtų toks pat kaip aš, tai gal aš mėgaučiau visą laiką. Man būtų neįmanoma prisitaikyti prie tos kultūros Kaukazo, nes man tai būtų 100 metų atgal, labai daug žingsnių atgal. Ir man atrodo, kad jie labai smerkia mūsų individualumą, tai kad mes laikom atstumą tarp žmonių, kad mes kaip ir nesijaučiam niekam skolingi nieko, kaip ir kartais nepalaikom ryšių su giminėms, su kuriais šiaip neturim apie ką šnekėti. Man tai yra šaunu ir gražu, o jiems tai atrodo smerktina.